Šventosios dvasios bažnyčia, dar vadinama Dominikonų, yra didingiausias vėlyvojo baroko paminklas Vilniuje. Pirmoji bažnyčia šioje senamiesčio vietoje, istorikų manymų, galėjo būti pastatyta dar pagoniškosios Lietuvos laikais, apie 1323 metus, valdant didžiajam kunigaikščiui Gediminui. Tikrai žinoma, kad 1408 metais Vytautas Didysis nurodė pastatyti Šventosios dvasios bažnyčią. Šventovė nekartą buvo perstatoma, rekonstruojama, plečiama. 16 amžiuje šalia bažnyčios įsikūrė Dominikonų vienuolynas, kai kunigaikštis Aleksandras atidavė jiems Šventosios dvasios bažnyčią ir paskyrė dominikonams teritoriją su vingrių šaltiniais ir vieta Vilniaus mieste. Greitai prasidėjo didelės statybos. Dominikonai rekonstravo vienuolyno namą, pristatė papildomų gyvenamųjų ir kitokios paskirties korpusų. Pritaikė patalpą 60 vienuolių apgyvendinimui. Ilgainiui vienuolynas stipriai išsiplėtė. Jame buvo įkurta atskira biblioteka, vaistinė, laboratorija, dvasinė akademija, kurioje buvo dėstomi teologijos pagrindai ir tikslieji mokslai – fizika, literatūra, algebros pradmenys ir kalbos. Ordino galybė ir įtaka greitai augo. Tiesa, daug nuostolių dominikonams padarydavo gaisrai ir karai. Pats didžiausias gaisras kilo 1748 metų vasarą. Prasidėjęs užupyje, stipriam vėjui pučiant, jis greitai apėmė visą miestą. Tada Vilniuje sudegė 12 bažnyčių ir cerkvių, 15 rūmų, 146 krautuvės ir vaistinės, 409 mūriniai ir labai daug medinių namų. Apie 1770 metus dominikonai pasistatė naują, labai puošnią bažnyčią, kuri stovi ir šiandien. Tada taip pat buvo pastatytas ir praplėstas vienuolynas. Išlikę senieji požymiai, statant naują bažnyčią ir vienuolyną, buvo dar padidinti. Bažnyčia, vienuolynas ir pagalbiniai pastatai užima ištisą kvartalą, o po juo driekėsi milžiniškas požeminis labirintas, iki šiol neištyrinėtas iki galo. Manoma, kad tai didžiausia požeminių patalpų sistema esanti po Vilniaus senamiesčiu. Čia esančiose kriptose šimtmečiais buvo laidojami žmonės. Iš pradžių karstai buvo statomi tvarkingai, tačiau senąjį Vilnių užgriovus karams ir epidemijoms viskas susijaukė. Tūkstančių maro ir kelių karų aukų palaikai buvo suversti į požemius kaip papuolė. Ilgainiui laidoti čia nustota, tačiau paslaptingosios mirties karalystės vardas ilgam prigijo šiems požemiams. XIX amžiaus pirmoje pusėje Rūsiuose lankėsi Adomas Kirkoras ir matė daug kūnų ir net drabužių, beveik nepaliestų puvimo. Ir savo knygoje Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkės Kirkoras rašo: erdviuose ir dideliuose bažnyčios rūsiuose iki šių dienų pilna mirusiųjų palaikų. Prieš daugelį metų lankiausi šiuose rūsiuose ir mačiau kūnų ir net drabužių, beveik nepaliestų puvinio, matyt todėl, kad čia labai sausa. Ypač viena vienuolė atrodė tarsi užmigusi, sveikutėlė krūtinė ir kojų oda, taip pat apdarai, avalynė ir Kozelskio kunigaikščio Oginskio diržas. Žodžiu, paskui jisai rašo vien kapojų, kurių paprastai prikemšamos įkapių pagalvės. Požemiuose buvo tiek daug, kad kai kur teko braidyti beveik iki kulkšnių. Dauguma kūnų be karstų netvarkingai visur išmėtyti, dėmesį traukė keli šimtai lavonų prie vienos sienos glaudžiai sustatytų vieną šalia kito, o į šią rikiuotę remiasi antra tokia pati lavonų eilė. Niekas negalėjo paaiškinti, ką tai turėtų reikšti. Neįmanoma įžiūrėti ir jų apdarų, galima tik spėti, kad visi jie buvo vienodi. 1849 metais pasklido nepakristi gandai, čia Kirkoras toliau rašo, kad neva prie pat įėjimo sargybą ėję kareiviai girdėję ar matė, kaip šiame rūsyje vaidenasi, nes buvusio vienuolyno patalpose laikinai buvo įrengtas kalėjimas. Todėl įėjimas į šiuos įdomius rūsius buvo aklinai užmūrytas. Tiesa, ir prieš tai vienas kitas Vilnietis buvo nusileidęs į šiuos požemius. Jau 1858 metais Eustachijus Tiškevičius trumpai apie juos taip aprašė. Prieš 14 metų su leidimu ir pagalba vienuolių, tik iš padavimo žinančių apie bažnyčios rūsius, po kelių dienų darbo buvo nuversti įėjimą dengę akmenys ir aprūpinti deglais, mes nusileidome į požemius, užimančius visą plotą po bažnyčios mūrais ir po vienuolyno dalimi. Pagal rūsių sieną stovi daugybė karstų vienas ant kito, krūvos įvairių kūnų, krūvos vienuolyne.
1812 metais paverstame karinė ligoninė mirusių prancūzų ir be laidojimo suverstų netvarkoje paliko man neaprašomą fantastinį įspūdį. Savo 1910 metais išleistame Vadove po Vilnių Zahorskis rašo, kad šie požemiai sudaro tikrą labirintą ir atrodo yra 2 aukštų. 1934 metais apie 20 Vilniaus Stepono Batoro universiteto studentų, prisiklausę įvairių istorijų apie paslaptingą mirusiųjų karalystę, nusileido į Domininkonų bažnyčios požemius. Tai buvo akademinio valkatų klubo nariai, daugiausia chemikai, medikai ir teisininkai, visi drąsūs, ištvermingi, nutrūtgalviai jaunuoliai. Jie sakėsi nutarę nuodugniai ir sistemingai ištirti šios bažnyčios rūsius. Šią istoriją jau sovietmečiu išsamei aprašė žurnalistas Jonas Bulota ir istorikas Romualdas Šalūga 60 metais išleistoje knygoje Vilniaus požemiuose. Bulotos ir Šalūgos, kurie sovietmečiu ir patys lankėsi šiuose požemiuose knygoje, išspausdinta motinos su kūdikiu rankose mumija pašiurpino skaitytojus. Tokia kompozicija galėjo būti sukurta minėtų studentų specialiai siekiant sensacijos. Universiteto studentai, nutarę čia imtis rimto tyrimo darbo, iš karto susiskirstė į 4 grupės. Graboriai ėmėsi tvarkyti karstus ir išlaisvinti praėjimus. Archeologai rinko radinius, fotografai fiksavo darbų eigą ir įdomesnius objektus. Matininkai rūpinosi planų ir schemų sudarimu. Darbo pradžia buvo ypač sunki. Reikėjo išvalyti užgriuvusius rūsius, išgriauti vėlesniais laikais nežinia dėl ko užmūrytas angas. Po 2 mėnesių kruopštaus ir sunkaus darbo studentai atidengė pagrindinius 9 rūsius, kurių didžiausias turėjo 33 metrus ilgio. Aptvarkę pagrindinius rūsius, galeriją ir šonines patalpas, studentai ėmėsi ieškoti įėjimo į žemutinį aukštą. Greitų laikų iš tikro buvo surastas siauras, panašus į šulinį, visai užvirtęs praėjimas, kuris vedė statmenai žemyn. Studentai jį išvalė ir nusileido žemyn, bet ten surado tik nedideliais akmenimis užmūrytą angą. Čia studentams klebonas kategoriškai įsakė nutraukti darbus, nes galinti sugriūti bažnyčia. Teko ieškoti kito praėjimo ir studentams vėl pasisekė. Vilniaus laikraščiai ėmė spausdinti reportažus stambiomis antraštėmis. 2. Domininkonų požemių aukštas egzistuoja. Viename tokiame straipsnėje taip pat buvo aprašomas naujas studentų atradimas. Kažkas aklai sudavė laužtuvų į grindis, pajuto, kad plyta nusistumė, o laužtuvas lenda gilyn. Karštligiškai viena po kitos pradėta išimti plytas, atsidengė siauras plyšys, pro kurį žmogus su vargu gali prasibrauti. Vienas iš studentų įsispraudė ir dingo angoje. Apačioje buvo požeminis rūsys. Jis buvo siauras, užverstas plytomis ir akmenimis, gilumoje matėsi užmūrytos durys. Dar buvo išlikusi jų meniška rankena ir vyrių likučiai. Iš šonų taip pat buvo matyti užmūrytas visas požeminių koridorių kompleksas. Studentai su 2 energija ėmėsi valyti praėjimą. Taip bedirbdami jie rado kaukolių dalis, sudaužytą puodynę, didžiulio gyvulio kaulą. Ir čia labiausiai įtemptų momentu, kai rankos kraujavo nuo aštrių akmenų, bažnyčios administracija išjungė elektros srovę ir liepė nutraukti darbus. Galimas dalykas, kad prie studentų nuolatos budėjęs zakristijonas pranešė klebonui, kad surasta kažkas panašaus į minėtas duris. Vilniuje buvo paskleistas gandas, kad esą žemutinėme požemio aukšte esančios maro aukos ir į pradarius mieste pasklistų mirties bacilos. Netrukus apsilankysime šioje mirusioje karalystėje ir viską pamatysime savo akimis. Į bažnyčią patenkama iš Dominikonų gatvės. Per gana kuklų įėjimą paženklinta portalu, kuriame įkomponuotas karališkas Lietuvą ir Lenkiją valdžiusios Vazų giminės herbas. Pro duris įžengus į siaurą koridorių mus pasitinka 6 ant kairės sienos nutapytos kompozicijos, vaizduojančios mirtį, sielą skaistykloje, pragaro kančias, rojaus sodą, šventuosius Dominiką ir Pranciškų ir šventųjų Pranciškaus ir Dominiko susitikimą. Koridorius veda ir į bažnyčią, ir į vienuolyną. Keliaukime į bažnyčią.
Tai vienas įspūdingiausių bažnyčių interjerų visame Vilniuje. Čia išliko vienas vertingiausių rokokinių altorių ansamblių Lietuvoje, susidedantis iš 16 dirbtinio marmuro altorių. Grakščios Korintinio orderio kolonos ir piliastrai laiko banguotus altorių karnysus, puoštus angelų skulptūromis. Įdomi ir vertinga sakykla, gausiai išpuošta skulptūromis, jos apatinėje dalyje įrengta klausykla. Labai vertingi yra 1776 metų meistro iš karaliaučiaus Adomo Kasparinio sukurti vargonai, vieni seniausių visoje Lietuvoje. Bažnyčioje yra išlikę daug vertingų 17-18 amžiaus autorinių paveikslų, dalis iš jų padengti puošniais kalinėtais sidabro apkaustais. Nors per XIX amžiaus karus, nukentėjusi nuo Rusijos ir Prancūzijos kariuomenių, Šventosios Dvasios bažnyčia mūsų laikus pasiekė palyginti mažai pasikeitusi. Įspūdingi ornamentai, šviesos spalvos ir paauksavimas daro interjerą labai šventišką. Nors didžiausių Vilniaus baroko meistrų laikomas Jonas Kristupas Glaubicas, jam talentų ir meistrystę tikrai nenusileido Jonas Valentas Dyderšteinas, pastatė Šventosios Dvasios bažnyčios kupolą ir sukūręs jos interjerą. Visi vilniečiai ir miesto svečiai gali bet kada aplankyti šį nuostabų baroko perlą. Patikėkit, tikrai verta. Na, šiandien mes pamatysime kur kas daugiau. Nusileisime Šventosios Dvasios bažnyčios legendinius puošmenis. Kai jie čia guli. Va taip. Čia vat ką labiausiai renka visada, kad būtent mumijų. Tai mumijos. Tai mumijos, visas kūnas, normalus kūnas. Ne kaulai, o kad atrodo patoliai. Kojas, rankos, tokie yra. Yra ten dar vienas kūnas pilnas, ten tokias, aš galvoju, kad čia ne šia moteris buvo, bet profesorius kažkada sakė, kad čia stora moteris buvo. Tiesiog stora, toks pilvas didžiulis. Nu, čia jinai guli. Geram stovi dar visiškai. Ja, žiūrėkit, veidas visas. Krūtinė, ne? Krūtinė, pilvas storas. Kokie drabužiai, čia yra oda. Nogas žmogus. Bet čia. Pilvas. Tikrai pagalvotum, kad ne šia. Nu, tai aš irgi, kad... Bet ir man taip, kai jau jinai karste ten gulėjo, kitoj patalpoje, tai pastoviai galvoju, kad jinai ne šia, bet čia profesorius buvusi. Bet ir man toks įspūdis, kad iš tikrųjų žmonės buvo mažesnio ūgio. Ar mums taip atrodo, kai jie čia guli? Reiškia, pirma, kad kai sensta žmogus, tai vis tiek susitraukia kažkaip. O taip, čia buvo netgi vienas lavonas iki 2 metrų. Jo, tai kad... O kokie čia žmonės palaidoti įvairių, ir kareiviai gali būti, ir
monarchai kokie, kunigai, dar kažką, kadangi drabužių lieka nuo visokių. Kokia jūsų nuomonė apie tą antrą aukštą? Kur antrą aukštą? Nu čia Rusiai antras aukštas, ar čia Lenkų studentai sukūrė tą mitologiją, kai jie tarpukariu tyrinėjo? Nėra, čia tiesiog, man atrodo, legenda. Kažkokie gal praėjimai, kažkokie buvo, bet ne taip, kad čia du aukštus. Man atrodo, kad čia buvo išėjimas į kiemą. Ai, tiesiog išėjimas į gatvę. Išėjimas į kiemą, ten vidinis kiemas yra. Toliau. Ten aklavietė. Na, čia niekur nenueisi toliau, Ne, nenueisi, aklavietė. Uždara, ne? Nieko taip, kiek čia buvo žmonių ir profesorių, mačiau, tyrimai buvo drabužių daryti, pažymėti, kiekvienas fragmentas yra pažymėtas, po to jau sudėtas tos į dėžės, karstai, visur čia karstai su kaulais buvo, su lavonais, tai dabar tik tai su... Aš skaičiau, nežinau, čia gali būti tiesa, kad 4000 kažkur mirusių. Visko gali būti. Prilaidota buvo. Visko gali būti. Bet tai čia labai daug? Jeigu nedaugiau. Čia labai daug? Jeigu nedaugiau, kadangi krūva kaulų, krūva. Va tokios krūvos didžiulės kaulų. Čia dabar jau apvalyta kažkiek yra? Ir čia yra apvalyta, va čia viskas buvo kaulus užversta. Čia galim gal tos kreipti, kriptos. ne? Tos kriptos. Čia Čia kažkaip kitaip atėjo. 10 metais čia buvo visko užversta, tai vat išvalytos visos kriptos tos va. Viskas. Čia ir smėlis, ir kaulai, ir viskas. Va, visur kaulai valojasi. Į tokias dėžes dėjo tos kaulus ir ten viena patalpoj viską sudėjo. Čia yra kažkokių planų, kai čia viską išvalys, čia pavyzdžiui, muziejų kokią, nežinau. Nėra kažkokių planų. Kažkada bandyta daryti muziejų. Aš skaičiau, čia sovietiniais laikais liktai buvo. Tai yra lygės stendai, kai kurie su nuotraukom, su planais, labai daug vaikiškų karstų yra. O čia yra kas nors? Nežinau, galit pakelti, pažiūrėti. Yra vaikelis. Va, matot, aš pats nežinojau, kad čia yra vaikelis. Mumija. Reiškia, jie... Čia kelių metukų, poros metukų. Ne, poros didesnė. O gal ir poros. Nu, iš ūgio. No. Nu, nors jo. Šitą buvogi sudėta ir tos maišus uždarė tiesiog. Jie pradėjo pult. Visai neblogam dar stovi. Nors čia jau ir komunikacijos prarastas, ir drinkmė visai kitokia, ne taip kaip anksčiau būdavo. Atrodo kaip muliažai, tokie netikri. Niekaip nepagalvotum, kad tikri žmonės. Nu, va taip pat žmogus atrodo. Aišku, per tiek metų čiagi 18 amžiaus, 17 amžiaus. Palaukit, tai kurią mums pusę dabar, kam aš tą planą dabar rašysiu? Mane planas. Tai įdomu pagal planą. Nu tai dabar einam, aš jūs vedu pagal planą. A, jūs pasiūs. Aš čia prie plano, žinau. Su vienuolynu nesusiję šitie atkirsti dabar turbūt, ne? Gal kažkada buvo matot, stendas sovietinis. Ai, kai buvo muziejus Kai padaryti. muziejus norėjo padaryti, pirmą bažnyčią ir paskutinį. Reiškia, medinė buvo. Čia ta partija Karstelis. su langeliu. No. Daryti. Jo, mes kai katedros buvom požemiuose aiškina, ten buvo tokia mada daryti su langeliu, dėl viso pikto pažiūrėti, ar tikrai. Bet daug vaikiškų karstų. Labai Čia man daug. taip atrodo. Va Vaikai ta- labai ne. mirdavo. Ta kripta buvo visa užversta vaikiškais karstais. Ir kalbais.
Einam iki jos, ar kaip mes čia, aš dabar... Dabar iš Eilės, gerai. Daryta, ar čia ieškota, arba, kaip jūs sakote, Antro aukšto gal ieškojo, bet nežinau. Bet pagal viską, matot, architektūra yra angos, reiškia, durų praėjimas kažkokio arka. Nes mes ten apie tuos lenkų studentus prisiskaitėm, kaip jie tarpukariu čia skelbėsi, kad rado antrą aukštą, bet atseit tada ten kažkaip jiem neleido toliau tyrinėti. Tataro universitetas. Ir čia turbūt kaip jie kartu perstatyta, čia tie visokie pamatai savaime persidengia. Nu, bet čia faktiškai antras aukštas, nu, kažkur antras aukštas. Jeigu jisai kliūtų, tai man atrodo, Nuradė jau, ne? Čia va tie, atsimeni, kur žiūrėjom, nu, tarsi durims, bet čia akmenys įmūryti. iš akmenų. Čia ir kišta kažkaip žiūrėt. Tai normalus. Čia gal norėjo daryti. Čia va matyti duris. Žiūrėkit, matot, kaip ten kažkokie. Nu, bet čia antras aukštas ir yra. Nu senas gi mūrimas, mūrytas senai. Nes palyginus, kur mes dabar čia jau žemi. Čia. Bet ten toliau kas nors yra, ar ne? Nėra, aklavietė. Aklavietė, ne? Nes gal čia senesnės bažnyčios apačioj likę pamatai kokie. O čia, aišku, mes ne. Jeigu jūs neradot niekur archyvuose. Bet archyvuose pasakos, ten Tiškevičiaus pasakėlės, Kirkegoro ten apskritai, kiek čia buvo kažkokią baltą datą. Tokie labirintai. Taip nutikiesi, kad ten kažkas gali būti. Bet niekur tu praeit negali būti, ne? Ne. Padėk Karoliui išlipti. Jis jau ten iš... Čia buvo biškį avarija pas mus su kanalizacija dėl praplovimo. Čia daužytos sienos dėl komunikacijų. Tai čia, nu, va, stendas vėl medicinos ekspertizė kažkada buvo daryta sovietiniais laikais. Čia sovietmečių uždarė, nes... Sovietmečių. Kas kenkia rusam turbūt jau. Nežinau, bet ir nebuvo taip atidaryta. Laisvai, bet anksčiau galėjo daryti. Čia Ignoto gatvėje langas. Ai, čia kur langas į gatvę išeina, ne? Čia buvo žiūrėkit tą patalpą. Čia patalpa tokia buvo, čia už stiklo, kažkada buvo už stiklo sudėti tie lavonai visi. Dabar mes tiesiog stiklą nuėmė ir pasakė tokia plokštę uždėjo, kad nuo stiklo rasuoja, drėgmė laikosi. Ten dabar viskas sudėta, ką aš sakiau, išvalyta iš tų plyčių. O čia va virš jūsų dangtis, toksai lubose, kas čia yra? Čia grindys jau toliau. Čia zakristijos matyto grindys. Ai, čia bažnyčios grindys. Bažnyčios grindys, va, medinės fragmentas. Čia, va, kur mes esam, tai čia yra zakristijos. Po zakristijos. Čia mes, va, po zakristijos. Bet išplanavimas tai toks chaotiškas. Chaotiškas. A ne? Nu, nepagaunu sistemos kažkokio. Na, sistemos aš irgi nepagaunu, kad kažkas čia būtų daryta, bandyta kažkaip čia. Šitie ėjimai, praėjimai kažkokie.
kokį daryti muziejų, čia visai neblogai yra atskiras įėjimas. Tiesiog iš gatvės pusės. Ten, kur mes ir galvojom. Gal tokios, kur geležinės durelės? Taip, nereikia į bažnyčią net jau žiūrėti. Ant tos toros, kur buvo. Ten praėjau. Fainai. Čia buvo Oho. ta krypta, visas čia Mario. steladas buvo Mario. tom kaukiam. Čia buvo visas steladas kaukiam. Čia. Buvo ir mažyčių, ir didelių. Tas yra šitas čia nešanti kolona. Kolona, jo. O čia naujas mūrijamas. Už jūsų, ne, už jūsų. Tas už jūsų, tai čia jau... Čia naujas, taip, čia atitverta jau. aptizėta. Vat kolona ten ir čia tokia pat. Kalvai, akmenukai visi. Čia viskas buvo užversta karstais. Anksčiau rašyta, kad čia studentai iš to universiteto tvarkė ir jie vienas kitus kartus sudėjo. Tie lavonai visi iš čia išnešti. Rasti. Labai daug liekama buvo drabužių iš kareivių. Odiniai batai, diržai. Į langas patputa. Kunigų apranga visokia, čia buvo jau liekama ten drabužių. Liekamas kažkokios buvo. Čia jau Dominikono istorija, pažymėta, kur yra Dominikono bažnyčios buvo Lietuvoj. Ten irgi buvo ir karstų, ir kaulų, ir viską matyt. Čia yra buvo laidojami tokiuose skylėse, tokie užmūrinami. Jo. Kadangi ten tuščios kolonos visos. Kokia didelė, čia gali prigrūžinai visą giminę suprasti tą kryptą. Tai taip ir daryta. Atidaro, įdeda sekantį. Jo. Čia kalkiam balintos tos sienos. Kas čia daryti? Gal dažytas, nes va, iš šito... Bet man ta moteris mūgė. Tai ten tie lenkų studentai dėl bairo padarė, kad pritrūktų jie rinkdavo Osloką. Ten specialiai, sako, Osloką. Moteris Čia matot, kas buvo turtingų medžiagų, tai reiškia turtingesni žmonės, kas buvo laidoti prabangesnis karstas kažkoks. Čia tai buvo labai daug sudėta vaikiškų karstelų. Ai, vaikų čia, ne? Vaikų buvo tokia krypta. Ir, matot, tokius. Čia irgi ventiliacijos anga kažkokia, ne? Žinai, turbūt užmūryta. Mes paskui jūs keliaujam, ar kaip? Ai, supratau. Ai, čia bent mes tą pusę išvaikščiojom, ar ne? Jau viskas irgi planas. Noriu susigauti. Taip, jūs tą turėjote. Man nereikalingas visą laiką.
Bet čia atitinka tie žymėjimai? Čia viskas logiškai. Taip, va čia va krypta va šita va. Čia ta vaikų. Čia mes buvom, kur užlygis va čia va. Čia va šitoj jūsų patalpoj studėtų už stiklų. Čia ta krypta, čia buvom irgi. Va tie kambariukai, kur va viską. Tai mes visur čia buvom jau, ne? Va čia dar nebuvom, čia nebuvom. O čia visur jau buvom. Tai čia žodžiu į tenai ir į kairę, ne? Tik tai čia šviesos nėra. Pasišviesime. Jau, čia teisingai sužinai. Viskas svarbu. Šitą planą tai internete rado visai. Pagalvojau. Buvo pradėti darbai, jau užsirisoti ten studentė. Gal dar praleidžiu? Jis pirmiau. O čia tie laiptai, čia gal buvo... Gal į bažnyčią čia buvo tiesiog išėjimas kažkoks. Tas būtų logiška. Į bažnyčią, aišku, kad laiptai. Čia mes dabar pirmoje, ne? Pirmoje. Matot, čia užbetonuota, tai čia... Ai, tai čia būtų tarsi kitas išėjimas iš Rūsio greta to. Gal, jo. Ne šiaip keista, kad iš bažnyčios vienas kaip išėjimas, bet jie kai vientisi gal ir nereikia daug. Vos ne kiekvieną išėjimą skiria į Rūsį. Jo. Yra išėjimas. Bet kalbės kažkas bažnyčios būna kartais. Ten gal įkiemas buvo išėjimas. Labai daug. Bažnyčioje tai ten tų dangčių daug, nes reikia Rūsiai. O čia bet per vieną. Čia per vieną. Tiesiog. Tai jau po pagrindinio įėjimo, tai į bažnyčią mes. Nes po žemė kryptį susimaišo. Tai yra centrinės jau įėjimas į bažnyčią. Čia tos duris ir bažnyčia ateina. Čia vat kažkas užmūryta. Ai, čia praėjimas. Kitur tenais yra. Taigi čia yra šildymas, viskas čia jau tose koridoriuose viskas yra. Kanalizacija ten prie vargono ten. Čia su šildymu? Taip, centrinė šildymas. Ai, tai labai gerai. Aišku, brangiai mokėtų. A ne? 3800 už mėnesį. 3800? Taip. Užtenka aukų. Prašom. Ne, šiaip klausiu, nes prašom pinigai dideli. Prašom pinigų, taip. Ir nėra čia šilta labai, 12 laipsnių. Pokój nam zostawia, pokój nam daje. Prosimy
1910 metais Latvijos lietuvių laikraštyje Rygos naujienos pasirodė sensacinga žinutė. 14 makaulių. Nei iš čia, nei iš ten staiga gandas pasklido po Vilnių. Būk prie Lydos skersgatviu vienoje išeinamoje vietoje rasta 14 makaulių. Maišiukė surištų. Laikai nepaprasti, suprantama, kad ir kalbos skleidėsi dar nepaprastesnis. Kasgi pasirodo, kad tai tie kiaušai pavogti iš Lietuvių mokslo draugijos muziejaus. Tuos kiaušus daktaras Jonas Basanavičius pargabeno muziejun šią vasarą. Iškastus Lietuvoje. Vagiliai nutvėrė maišą manė, jog ten dideli turtai. Bet užtiko vien makaulės. Ir vagiliai aptikę, ką turi, tokį netikėtą radinį, to jau ir pametė. Lietuvoje yra daugiau nei 40 miestų ir miestelių, turinčių gatvę pavadintą Jono Basanavičiaus vardu. Be to, Basanavičiaus gatvės galima rasti Bulgarijoje, Varnos ir Lomio miestuose. Taip, juk jis ten dirbo gydytoju. Baigęs vidurinius mokslus Marijampolėje, Jonas Basanavičius 1873 metais išvyko studijuoti į Maskvos universitetą, kur aktyviai dalyvavo Lietuvių studentų draugijos veikloje. O 1880 metų pradžioje persikėlė į Bulgariją, kur dirbo Lomų ligoninės direktoriumi, o laisvu laiku rašė straipsnius į lietuviškus laikraščius. Po poros metų išvyko į Prahą gilinti medicinos žinių. Čia su kolegomis parengė ir išleido pirmąjį Aušros numerį, kuriame buvo išspausdinta garsioji Jono Basanavičiaus prakalba Lietuvių tautos atgimimo manifestas. Prahoje Jonas Basanavičius sutiko savo būsimąją žmoną, Čekijos vokietę Gabrielę Eleonorą Mochlį, su kuria susituokė 1884 metų balandžio mėnesį. Tačiau po 5 metų ji mirė nuo tuberkuliozės. Ir ši netektis pablogino Jono Basanavičiaus sveikatą. Todėl jis persikėlė į Varnos miestą, kuriame, nepaisydamas blogos savijautos, archyvuose ir bibliotekose ieškojo duomenų apie Lietuvos istoriją. Kuomet mirė jo mylima žmona 1889 metais, tai iš tiesų jis tuomet iš esmės daugiau ir nebeieškojo žmonos, nors beje pasiūlymų būta. Vienas tokių ryškesnių čia jo bičiulių, sakykime, taip Davainis Silvestraitis, kuris siūlė ir vieną, ir kitą lietuvaitę, manė, kad jie pasiūlys raštingą lietuvę, čia buvo labai svarbu. Žmona turi būti raštinga lietuvė, tai jis aiškino, kad štai lietuvė, jisai siūlė vieną tokio gydytojo, draugo seserį. O štai raštinga šviesiaplaukė lietuvė ir Basanavičiaus kaip gydytojo autoritetas sudarytų gražią lietuvišką šeimą. Buvo siūlyti ir kitų variantų, bet jis, iš esmės, sakykim taip, jo antrąją žmoną tapo Lietuva. 1891 metais priėmė Bulgarijos pilietybę ir nuo 1893 metų dirbo Bulgarijos kunigaikščio Ferdinando rūmų gydytoju. 1904 metais, panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, Jonui Basanavičiui susidarė palankios sąlygos sugrįžti atgal į Lietuvą. Todėl 1905 metais jis atvyko į Vilnių. Simboliška, kad ką tik grįžęs 1905 metais rugpjūčio 1 dieną pirmiausia apsilankė Gedimino pilies kalne. Tais pačiais metais Jonas Basanavičius organizavo ir pirmininkavo didžiajam Vilniaus Seimui. Ir galų gale grįžimas į Lietuvą irgi yra susijęs su tam tikra prasme iš Bulgarijos tribūnos, tam tikra prasme su sveikatos būsenos. Rašė mane klaikus ilgesys aplanko. Mane nostalgija aplanko. Vis labiau tą nostalgiją ėmė jį slėpti. Jis galėjo sėkmingai gyventi Varnoje, turėdamas ir puikią padėtį, puikią profesiją, tapęs respektabilių Varnos miesto miestiečių, politikos. Basanavičius Varnoje gyvens iš tų buvo žmonių, kuris Varną pavertė moderniu Juodosios jūros kurortu. Jis galėjo ten likti ir gyventi, bet vis dėlto grįžo į Lietuvą. Kaip rašo tam pačiam laiške Kazimierui Būgai, žymam kalbininkui, kad mane nostalgija tiesiog jau persekė ir ilgesys ir nori tėvynė, ir be abejo grįžęs į tėvynės iš esmės atsidavė štai tam lietuvybės puoselėjimui. Ir šia prasme iš tiesų
tas jo darbas, nuolatiniai tokie vienatvai, nuolat skaitant įvairias knygas, dokumentus mokslo draugijos, Lietuvių mokslo draugijos bibliotekoje ir rankraštinę, tokį pavertė savotiško atsiskyrėlių. Mano kolega istorikas Algirdas Grigaravičius net ir savo pavadinęs pirmąją knygą Atsiskyrėlis iš Suvalkijos. Tai tariant, jis gyveno Vilniuje, atrodo matomas žmogus, bet vis mėgdavo atsiskirti ir užsidaryti ir tiesiog tyrinėti štai. Jono Basanavičiaus pastangomis įvairūs archeologiniai tyrimai vyko Lietuvoje. Taip pat Jonas Basanavičius rengė pasipriešinimą prieš caro valdininkus, kurie norėjo Gedimino pilies bokštą paversti vandens bokštą. Viename iš savo straipsnių Jonas Basanavičius labai įdomiai lygina lietuvių galvų kiaušus, kad jis telpa daugiau smegenų. Na ir kad lietuviai yra visapusiškai pranašesni už kitas tautas. Šiomis dienomis tai kvepia truputėlį nacionalizmu ir gal net rasizmu. Na taip, čia iš ties labai intriguojančiai kažkada Basanavičius paklausė, jūs štai šį straipsnį atradusi dar labiau aktualizavote jo kadaise iškeltas idėjas. Na taip, jisai matavo ne tik kaukolės, jis apskritai užsiminėjo tai, ką galėtumėm pavadinti medicininę antropologiją. Ir tuo metu ši medicinos šaka, kuri šiek tiek buvo plačiau apėmė medicinos įprastos rytis, buvo labai populiariai išplėtota. Jis bandė atrasti, suvokti, išskirti lietuvio unikalumą. Lietuvio unikalumą be abejo suprato kaip kažkokią ypatingą lietuvio vietą šiame pasaulyje, Europoje, ir visa tai yra susiję su visa jo apskritai, visų požiūrį ir Lietuvos istoriją, lietuvių tautos raidą, lietuvių kalbos fenomeną. Tai yra tokia sudėtinė tyrimų dalis, kurią dar reiktų pasakyti, buvo greičiau medicininė, antropologinė, bet vis dėlto turbūt gal jūs ir teisė esate tam tikro bandymo suvokti lietuvį iš tokios savivertės pozicijos, suteikti jam tam tikro pasitikėjimo be abejo būta. Aš čia gal jūs pratešiau, kuomet buvo įkurta Lietuvių mokslo draugija 1907 metais, Basanavičius štai atidarymo metu pasakė kalbą, jis būtent irgi iškėlė antropologinius klausimus. Ir tuo pačiu sakė taip, gal dabar parafrazuosiu čia ir patį Basanavičių ir jūs, juk lietuvių smegeninės yra didesnio tūrio, suprask ir kaukolės didesnės, ir jos be abejo yra pranoksta ir lenkus, ir latvius, ir visas kitas aplink tai gyvenančias tautas. Be abejo, svarbiausia čia lenkiškas momentas, čia gal ir galima įžvelgti tam tikrą nacionalizmą, kurį, aišku, reiktų suvokti kaip tautinio atgimimo aistrą. Tas mūsų santykis su lenkiška kultūra buvo labai aktualus. Ir Basanavičiui iš tiesų rūpėjo įrodyti, kad lietuvis nėra toks menkas žmogus neturintis istorijos. Jis nėra kažkoks tai plikas valstietis, iš tai turi didesnę smegeninę. 1917 metais Jonas Basanavičius išrinktas į Lietuvos tarybą, kuri 1918 metais vasario 16 pirmininkaujant Jonui Basanavičiui pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, skelbianti, kad nuo 1918 metų atkuriama Lietuvos valstybė, paremta demokratinėmis idėjomis, su sostinė Vilniuje. Dokumente užfiksuojama, kad nuo pasirašymo akimirkos Lietuva ir jos piliečiai atsiskiria nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Lenkams okupavus Vilnių, Jonas Basanavičius nepasitraukė kartu su kitais patriotais. Kodėl taip yra? Nebijojo jisai tų Lenkų? Na, iš tiesų, Lenkų vyriausybės, lenkiškos kultūros, lenkiška Vilniaus jis tikrai nebijojo, bet čia ne tiek baimės turbūt dalykas, kiek, sakykim, tai meilės ir tikėjimo reikalai. Jis iš tiesų Vilnių laikė istorinę Lietuvos sostinę ir šia prasme likdamas Vilniuje jisai vykdė, kaip jam atrodė, turėjo vykdyti misiją iki galo, vykdyti savo pareigą. Taip, aš lieku Vilniuje ir, na taip vaizdžiai tariant, saugosiu, sergėsiu Gedimino miestą, sergėsiu Gedimino sapną, nes Vilnius yra amžina Lietuvos sostinė. Kita vertus, štai dar grįžčiau prie Didžiojo Vilniaus Seimo 1905 metais, garsusis Didysis Vilniaus Seimas tarsi pradėjęs štai tą procesą, Lietuvos laisvinimo procesą, jisai būtent ir savo atidarymo kalboje sakė,
reikia pagerbti visus didvyrius, kurie žuvo už Vilnių. Kitaip tariant, tylos minutė visi pagerbė už Vilnių žuvusius lietuvius. Tai šia prasme Vilnius jam buvo, tam tikrą prasme, Lietuvos įsikūnimas. Kaunas iš tiesų buvo politinė, šiuo atveju pagal Basanavičiaus sampratą, naujos modernios Lietuvos sostinė. Jis jau savęs nebematė toj naujoj modernioje Lietuvoje. Jis iš esmės tavo misija kaip politikas buvo atlikęs, bet jis dar turėjo daug didžiulio kultūrinio darbo. Jis kodėl dar liko Vilniuje? Visų pirma, biblioteka. Lietuvių mokslo draugijos biblioteka Vilniuje, rankraščiai Vilniuje. Kita vertus, yra žinoma iš jo užrašų, jog jis laikė išdavystę. Būtent pasitraukimą iš Vilniaus jis laikė išdavystę ir paskui yra užsirašęs, kad tie, kurie pasitraukė į Kauną, jis iš esmės pasimetė. Kitaip tariant, jis negalėjo užduoti savo principų. Nes likti Vilniuje reiškia saugoti Vilniaus lietuvišką dvasią, saugoti štai Gedimino sapną. Kur jie mėgstamiausia vieta kultūrios veikatos? Kopti. Be abejo, jis užkopdavo į Gedimino kalną ir sėdėdavo kurį laiką, arba papėdėje Gedimino kalną. Iš šia prasme Vilnius ir Basanavičius yra tokia labai stipri viena nedaloma sąvoka, vientisos prasminis segmentas. Tiesiog neatskiria jie. Taip, absoliučiai. Štai kodėl jis guli Rasose Vilniuje, ne tarkim Kauno Petrašiūnų kapinėse, kur nemažai, tarkim, Lietuvos tome modernios Lietuvos politikų ir veikėjų amžinam poilsiui yra atgulę. Basanavičius tapo lietuvių tautos atgimimo simboliu. Jo portretas puošia ir tarpukario, ir dabartinės Lietuvos Respublikos litų banknotus bei monetas. Simboliška net Basanavičiaus mirties data. Jo gyvybė užgeso Vilniuje vasario 16 dieną 1927 metais. Lygiai po 9 metų, kai buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas. Lietuvoje buvo paskelbtas 5 dienų gedulas, o Lenkų okupuotame Vilniuje įvyko iškilmingos laidotuvės. Patriarchas palaidotas Rasų kapinėse. Jonas Basanavičius visą gyvenimą skatino tautinę savimonę, žadino patriotizmą ir aukštino Lietuvos praeitį. Jo antkapinėme paminkle iškalti paties Basanavičiaus žodžiai. Kada mes jau indulkės pavirsim, jei lietuviška kalba bus tvirta pastojus, jei per mūsų darbus Lietuvos dvasia tik vašės, tasyk mums ir kapuose bus lengviau, smagiau ilsėtis.
Okay. Ar niekas neturi klaustrofobijos? Tada iš galvą, reikės labai ypatingai savo, kad galvą aš įsispėsiu. Tai kartais pasūkausiu. Galiu eiti lėčiau, kad galėtume daugiau pasišviesti aplinkui ir pamatyti, kur esate. Gerai. Taip, tai čia bus duobė. Apeisime per kairę pusę, o viduje duobės pamatysite grybus. Tai nelieskite, nes jie labai šlypūs. Grybų, taip, po to didesnės dar bus grybų, dar daugiau grybų. Ir nespardykit jų, labai tegul jie auga. Skauda nugaras jau? Ne. Taip, galit pasifotkinti su grybais. Čia dar irgi bus, čia vat vėlgi matote vieną iš gelžbetoninių polių, būtent tų sutvirtinimų. Bus dar priekyje, jeigu nespėsit, bet pats spėsit, jau nusifotografuosit. Čia kadangi eina vamzdžiai, tai va šitas ypatingai pasitaiko kartais kelyje, tai labai atsargiai. Čia atsargiai vamzdis. Taip, taip, vamzdis, jo. Labai noriu, kad jūs įsiklausytumėte. Tai čia bus toks susiaurėjimas, taip pat ir iš šonų praeiti tiesiog, va taip va. Ir tada labai saugoti galvą. Praeikit šonų, kas netelpat visų. O čia dar labiau šonų. O čia kokia paskirti šito siauro viso reikalo? Kolektoriaus. Aha, tai vas norėjau papasakot, kai jau biškį praeisim, bet... Opa, čia galit kabintis ant sienų ir prasispausti. Spraudimosi būdu. Jau prasideda tokia klampesnė masė, tai galit palengva ryti, kad ant batų nenusimautų.
O jūs plaukotės kokį darysit? Ai, mes tai landžiojam visai nelegaliai kartais irgi į tokias vietas. O tai gal yra kažkuris iš tų puslapių ten kur būna? Ne, mes į YouTube susikeliam tiesiog. Aha. O čia tribinėmė. Domimės šią veiklą. O rotušės požemė čia buvo? Buvom, tai buvo ta muziejų naktis, ar kas ten? Aha. Čia, žodžiu, dabar tokia jau gera mėšlo bala. Tai visada patariu dėti kojas į šonus ir žengti kuo didesnius žingsnius, nes tada taip neįklimsite. Tai perduokit kolegom, kad dėtų kojas po to jau į šonus. Gerai, o čia reikia daryti špagatą. O, ir dabar, tai kadangi baisiai svarbu, tai kojas per šoną. Na čia tos, kad kopėčių suriukų, kaip sakoma, kad... Tai čia jau į gatvį išėsim tom kopėčių? Kažkur tai po plytelėm, sakoma, kad sovietmečiu čia mane labai legaliai žmonės. O tai ką čia jau kolektoriaus dalykas, norit pasakyti? Taip, mes esam dabar visą laiką kolektoriuje. A, gerai. Pati pamečiau šitą dalyką. Oi, palaukit, judėsim. Kojas statykit į šonus, kad neįklimtumėt į masę. Bet čia juo neteka, tai su vanduo jis dabar... Dabar jau nebeteka. Nes tą senamiestį kažkur būdavom kolektorių, tai teko... Paskęst gali. O, papau. Viskas. Atsiranda tų redbūnas kartais. Atsidaro matyti ir atlenda. Ateina ir... Bet matai, čia gali jie ne tik katedrą nueiti. Tu matot, mes rakinam vartus. Aš užduosiu po to trebūsai, bet jie... Ne, tu čia nepralysi, čia užmūrita toliau yra. O toliau jau ten neįsivaizduoju. Aha, tai bus metodų. Žinokit, nesu įsitikinęs dėl šio namo. Apieškojom visą Naująją Vilnią. Vienas iš KGB metodų kovojant prieš partizanus buvo perverbuotų partizanų naudojimas. Viena iš tokių bazių buvo Naujoji Vilniuje 52-53 metais. Jau partizanų kovų įkarštyje propaganda tokį pradėjo formuoti įvaizdį, kad partizanai tai ne žmonės, tai yra banditai. Tiesiog buvo taip įprasta daryti. Yra buvę atveju, kad ten miestelį suguldo negyvus tos partizanus ir veda tiesiog paprastus žmonės arba pionierių vadovai, pionierius, ir bandydami paniekinti tos kūnus. Nežinau, buvo bandoma ugdyti tokią neapykantą liaudės priešams. Prikurta įvairiausių kraupių istorijų, ko jie ten nėra pridarę, būtų ir nebūtų. Aišku, kas vykdė tas istorijas, patys vykdė NKVD agentai.
Kaip rašo Nijolė Gaškaitė, 1952 metais dauguma jaunimo pagrindinių organizacijų buvo susijusių su savo krašto partizanais, o po Stalino mirties daugelis jų veikė savarankiškai. Todėl KGB stengiasi izoliuoti jaunimą nuo grįžtančių iš konclagerių politinių karinių, skleisti šmeižtą, niekinti laisvės kovas. Ironiška, kad pagrindinis Sovietų sąjungos laikraštis vadinosi Tiesa, nors iš esmės jis skleidė melą. Labai primena Orvelo romaną 1984, kur tiesa vadinama melu. Taip, sovietmečiu iš tikrųjų buvo klaidinama visuomenė, siekiama melą pateikti kaip tiesą, arba priešingai tiesą pateikti kaip melą. Sąvokos būdavo keičiamos vienom, kitom, taip klaidinama visuomenė. 1959 metais Lietuvos komunistų partijos centro komitetas iš KGB ir Lietuvos komunistų partijos istorijos institutų darbuotojų buvo sudaryta speciali redakcija, kurios tikslas toksai ir buvo, tiesa, paruošti publikaciją specialiai apie partizanų žvėriškumus. Ir pačio žodžio partizanas kaip ir nevartodavo. Terminai būdavo kitokie, reikėjo nuteikti kažkaip tai banditas, ar ne. Ir kasmet būdavo pateikiama daugiau ir daugiau straipsnių apie jų žvėriškumus, leidžiamos knygos, kuriami kažkokie filmai. Ir aišku, rodydavo partizanus kaip kokius galvažodžius, nežinau, kaip kerštą troksinčius tokius sadistus. Ir aišku, kaip čia viskas būdavo suklastojama, tai klastotės logiška, kad buvo klastotės. Ir žmonės patikėjo? Jo, jeigu dažnai vartosi to terminą, kalsi galvą, tai žmonės patikės viskuo, ko jiems sakysi. Iš esmės partizaninis karas vyko kaime. Miestuose tas partizaninis karas gal kažkiek toliau buvo, tai propaganda puikiausiai atliko savo vaidmenį. Nėra pasaulyje kažkokios šalies, kur būtų abejojama, kad ginti tėvynę yra garbinga pareiga, o mes dar kažkokiu būdu šiandien svarstom, partizanų buvo kova teisinga ar neteisinga. Jo, ne dabar Delfi komentaruose daugybė aležinovų rašo, kad tarp partizanų buvo daug banditų, kad lietuviai žudė lietuvį, kad nuo partizanų nukentėjo daug nekaltų žmonių. Tai žmonėms gal trūksta informacijos, gal reikėtų daugiau leisti knygų apie partizanus, apie laisvės kovų istoriją? Ne, jūs juokaujate, einam į biblioteką, gimnazijos biblioteką pamatysime. Jeigu paėmus vien tik laisvės kovų, partizanų, tremties istorijos, pakankamai daug, kiek jūsų bendramžių, aišku, domisi, to aš sunku pasakyti. Paėmus vien tik tais, kad ir šitą knygą, Nijolės Sadūnaitės atsiminimų knygą, ją paskaičius apie to laikmečio istoriją, galima pilnai susidaryti vaizdą. Sadūnaitė? Jo. Ašgi ją pažįstu. Rimtai? Būtų labai smagu su ja susitikti ir pakalbėti šią temą. Vis klausia, kodėl, o Vilniuje šito namo nebeliko, kur susirinkdavo stribai, kaip mes vadindavo. Tai galiu paaiškinti, kad KGB struktūra buvo be galo įslaptinta ir jie viską darė tokio 100% tyloj ir tamsoj, kad nematytų. Kaip ir kiekvieną nusikaltimą, kad daro nusikaltėliai, jie nieks nematytų, nieks negirdėtų, ne? Naktimis paprastai nusikaltimai daromi, lygiai kaip tai visi tardyba. Tai nieko nuostabaus, kad to namo neberado. Tuo metu mes visi stengiamės nežinoti, kas darosi, ne? Kas šeimas apie artimuosius suėmė, areštavo. Žmonės bijojo, kad nebūtų kontaktų. Jau čia į pabaigą būdavo. Persvedavo seseris, aš jau 63 metai kaip vienuolė. Tai atvažiuodavo čia iš kitur, iš kitų miestų. Tai sakydavo, jau gatvėje su Nijolė nekalbėti. Kadangi sekdavo mus visus, kurie šiek tiek pasišiaušė prieš centrą. Kaip tuo metu jaunai merginai užteko jėgų pasipriešinti tokiai dideliai struktūrai kaip KGB? Taip, suprantu, buvo pavyzdys. Buvo tie, kaip aš sakiau, 36 000 partizanų,
Ir aš jau 8 metų mačiau tos partizanus nukankintus, labai žiauriai išniekintus kūnus išmestus gatvėje. Aš augau Anykščiuose, Anykščių aikštėje gulėdavo. Ir nuo tada nereikėdavo jokios propagandos, ar ten paskaitų, ar agitacijos. Atskirdavo į tas dvi pusės, kas tai yra okupantai, kurie skelbėsi išvaduotai, jų darbai, matai akivaizdžiai. Ir kas yra tie, kurie tikėjo Dievu, kurie mylėjo tėvynę, ir kurie už tėvynę atidavė gyvybę. Ir tada spontaniškai tas pasipriešinimas buvo daug aktyvesnis negu kad dabar su mumis galvoju. Daug aktyvesnis. Ir bažnyčios lankymas, nors buvo uždrausta ir mokiniai negalėjo prievartą rašydavo komjaunimą į pionierius, į tas organizacijos ir bausdavo už bažnyčios lankymą, tyčiodavo, elgesį net mažindavo. Bet tokia buvo karinė padėtis, iš tikrųjų, tai buvo karinė padėtis. Mano tėvai taip pat buvo iš režimo paskirti, kadangi tėvelis dirbo Dotnuvos žemės ūkio akademijos dėstytojų. Ten beveik visus išvežė į Sibirą, mus perspėjimas iš Dotnuvos pasitraukėme į Telšius. Žiūrėk, kunigai. Kunigam, kas trečias kunigas buvo areštuotas Lietuvoje. Visi vyskupai išskyrus vieną, buvo nukankinti, sušaudyti, arba ilgiems metams į konslagerius, labai siaubingose sąlygose Sibire. O vienuolės tai dar gražiau. Vienuolės tai sugrūsdavo į vagonus ir ant vagonų buvo užrašyta: išvežamos prostitutės. Pavyzdžiui, man pasiūlė dirbti su kronika, Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, tai buvo pogrindis laikraštis, išėjęs 72, kovo 19, Šventas Jozapas išglobojo iki pat nepriklausomybės laikraštį. Ir tas kunigas Juozas Debskis, kurį vėliau nukankino, jau buvo 2 kartus teistas už vaikų katekizaciją. Kunigui buvo uždrausta katekizuoti vaikus, taip kaip mokytojai mokėti, ne, gydytojai gydyti. Pagrindinis jo darbas, reiškia, padėti tėvam, paruošti vaikus pirmai išpažinčiai komunijai. Ir jis jau buvo 2 kartus teistas, labai žiauriai su juo buvo elgiamasi. Dabar jis jau išėjęs po antro nuteisimo, jis man siūlo. Sako, Nijolė, nenorėtum padėti Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai, bet apart kalėjimo nieko negausi. Mane pusę metų 3 tardytojai, kai 2 mėnesius neprakabint, aš jiem iš karto pasakiau, kad jūs nusikaltėliai, su nusikaltėliais aš nebendrausiu, jūsų klausimus neatsakinėsiu, parodymų neduosiu, nes jūs patys laužot savo sovietinius įstatymus, konstitucijos paragrafus, žmogus teisių deklaraciją, kurią ratifikavo sovietai, ir nusikaltėliais. O apie orgą sveikatą mes kalbėsiu. Tai jie man tą uždarė tokį 4. kamerą. Kiek 17 dienų jie švyto, bet paskui vėliau aš mačiau, kad buvo prie paprastos rengino aparatai, rengino už sienos ten kabinete kamerą. Aišku, ne viena mane ten švyto. Kokainų krito, svoris, kokie 20 kg. Labai buvo įslaptinta, net Vilniaus gyventojai, kurie Vilniuje gyveno tuo metu, okupacijos metu, jie dauguma iš jų nežinojo, kurie nebuvo susidūrę, kad prieš Lukiškių aikštę yra KGB tardymo izoliatorius. Kalėjimas pats atsirado 1940 metais. Tai tik per pirmąją sovietinę okupaciją. Iki tol, kad čia buvo tiesiog toks cokolinis aukštas. Uždėdavo kartais ledas, aišku, kalinys neišlaikydavo tos pusiausvyros, krisdavo į tą vandenį, tai aišku, jau palaužtos dvasios ir palaužtos sveikatos iš tos kameros išėjo.
rašydavau. 1953 metais jau mirus Stalinui, kai pradeda po truputėlį vykti valdžių pasikeitimas, po truputį tos panaikinamos fizinio poveikio priemonės, na, oficialiai jos panaikinamos, kad ir tuo adatų panagas nekaišiotų ir kažkaip kitaip, ir būtent tokių karcerių kaip neliktų, tai šitie karceriai buvo maskuoti. Būtent šitame buvo padarytas medicinos pagalbos punktas, atsiranda radiatorius, visa kita, kitame atsirado biblioteka, aišku, jo atidengti nepavyko. Mirties bausmių įvykdyta 1014. Čia aš. Būtent šitame pastate. Po partizaninio karo, kuomet iš tikrųjų neturėjo vykti fizinio poveikio priemonės, tada kam nereikėjo, tas nežinojo. Nes vis tiek tai buvo prieš įstatymą. Kankinti, kitaip fiziškai žaloti žmonės per tuos tardymus. Bet iki Stalino mirties viskas buvo leistina. Paskutinis žingsnis nuteistojo, mirties bausmė vykdoma šūviu į pakaušį, šita siena dengta medžiu, gal ir visos sienos dengtos medžiu, ir tam, kad nebūtų rikošeto. Nušautas būtent jau tas kūnas, pro langelį į kiemą, ten yra sunkvežimis, po egzekucijos sunkvežimis keliauja į tą slaptą suplanuotą vietą, kur palaikai bus užkasti. 1944-1947 metais tai buvo Tuskulėnų dvaro teritorija, tai visai netoli nuo čia, labai vaizdingoje Vilniaus vietoje, prie Neries upės, na ir tokia ypatingo slaptumo teritorija skirta slėpti nusikaltimų iš tikrųjų. Na ir iš tikrųjų čia ir baigdavos tų kalinių kelionę, tie, kurie buvo nubausti mirties bausme. Kitų kelionė būdavo į lagerį. Kad tiesa laimės, reikia laiko ir reikia, kad kas už tą tiesą kovotų. Nu, kaip sako, jeigu tu už tiesą nekovosi, tiesa žus, ne? Jeigu nebus kas už tiesą aukojasi, tiesa žus. Jeigu mes visi apsidėsim krūmuose ir jeigu pensinas, kaip čia man geriau, kaip čia man šilčiau, jau teisė negalintis neprisidėti nors mažu pirštuku prie tos tiesos pergalės. Ne? Tiesiog fiziškai negalėjai būti abejingas. Koks yra objektas? Data matosi 1916, tai yra vienas iš tuo metu statytų 3 Vilniaus rezervuarų. Liepkalnyje šitas ant Tauro kalno ir Bernardinų sode. Tai buvo 3 didžiuliai tokie vandens rezervuarai įjungti į tą pirmąją centralizuotą Vilniaus vandens tiekimo sistemą. Įdomu tai, kad šitas rezervuaras greičiausiai atkeliavo iš Gedimino kalno, nes jisai buvo iš pradžių suplanuotas statyti ant Gedimino kalno visai netoli pilies. Ir tik tai pasipriešinus visuomeniai, visokie Vilniaus mylėtojų draugijos pradėjo rašyti protesto laiškus ir jisai buvo tada perkeltas. Ir jeigu ne tie protestai, mes iki šiol turėtume ten tokį didžiulį vandens bidoną jo po Gedimino kalno. Kas dar įdomu? Kodėl būtent taip išdėstytas yra, visa sistema išdėstyta taip yra? Jūs sakėt, kad čia vandentiekio, ar nebuvo sistemai? Jo, vandens rezervuarai buvo dislokuojami aukštesnėse vietose,
tai yra ant Tauro kalno ir čia yra irgi aukšta vieta, kad galėtų vanduo paskui gravitaciniu būdu tekėti į apačią. Nereiktų papildomų ten siurblinių ir kad juos vanduo pats tekėtų į apačią, į miestą, miestiečiams. Tai ir buvo parinktos, buvo ten planuojama įvairių variantų, buvo ant Stalo kalno, už Kalnų parko daryti, Gedimino kalną, bet galų gale parinktos tos dvi aukštesnės vietos ir čia atsirado. Ir dabar jos gana sėkmingai naudojamos, 2 iš 3 tų vandens rezervuarų, tai yra Bernardinų sode ir ant Tauro kalno iki šiol yra uždaros teritorijos ir jas patekti neįmanoma, net aptvertos ir ten naudojama pilnai. Vienintelė šita jau nuo 86 metų jinai yra nebenaudojama, tik kartais žiemą, kai yra polaidis sniego, ištirptas sniegas, čia truputį prisirenka vandens. Jinai įjungta į sistemą, bet neveikianti tiesiog. Bet jinai puikiausiai galėtų veikti ir šiandien, praėjus daugiau kaip 100 metų. Taigi tikrai verta nueiti į vidų. Pasišykti.